Kodėl konkurentai taip stipriai pyksta, kada mums sekasi? Kodėl? Paprastai atsakysiu. Jiems nebelieka lengvo grobio. Kaip tai paaiškinti? Todėl, kad jie įprato sėdėti ofise ir pas juos ateina klientai, pasirašo sutartį, maži komisiniai, ten 1000 koksai ar kiek, įdeda porą skelbimų ir parduoda. Ir tai yra lengvas grobis. Kada atsiranda tokie kaip mes su komandiniu reklamavimu ir jų daugėja, daugiau yra tokių panašių. Yra kur mūsų marketingo skyrių naudoja, kiti partneriai irgi, ne? Ir jie dominuoja tuos senbuvius, kurie ten dirba 20 metų ir daugiau, jiems visiškai atima tą lengvą grobį. Jie yra priversti arba stipriai dirbti, arba gauti tik trupinius ir tenkintis jais. Tai dėl to jie labai pyksta. Jie pasitelkia visokius Malinauskus, šmeižia. Tarp kitko, Malinausko informaciją davė kitos įmonės vadovė ir ten vyras ir žmona, ar ne? Tai va. Ir jie labai dėl to pyksta. O aš sakau, nepykit jūs, susidraugaukim ir pasimokykit komandinio darbo metodų. Laikai keičiasi. Prisiminkite, kai buvo mašinų detalės prekybos, ne? Prieš atsirandant tam internetui. Taigi parduotuvės buvo ten taip toliau. Kiek jų subankrutavo, kai internetas atsirado? Ir išliko tie, kurie persiorientavo. Tai va, tai ir jūs turėsite persiorientuoti, nes mūsų sunaikinti nepavyks, nes daugėja ir daro žmonės tai, kas veikia. O veikia visada komandinis reklamavimas geriau negu jūsų vargani 2 skelbimai arba 1 skelbimas į nemokamą portalą. Tai va. Tai čia apie konkurentus. Ačiū, kad jūs pasiimat visą tą šušarą, ar ne, tuos pigių paslaugų norėtojus, ar ne, visus tuos klientus, kurie nevertina brokerio darbo. Oi, labai brangu, sako, aš duosiu ten 200. Tai va, jūs tuos pasiimkit. Ačiū jums, dėkoju, pasiimkit. Ir netgi aš žmonėm, kaip man pasako, kad brangu, ar ne, sako, tavo paslaugos labai brangios, kad sakau, ne problema, va, sakau, vizitkę galiu duoti, sakau, va, šitos agentūros, va, šitos agentūros ir šitos agentūros, eik ten, sakau. Atviru tekstu sakau, aš jums netgi draugas esu, todėl kad aš jums siunčiu žmonės, kurie sako, kad labai brangi paslauga, aš sakau, iš karto eikit ten, pas šitą įmonę, jie dirba pigiau, eikite tenais. Tai va, šitas video buvo apie tai, kodėl jie pyksta. O jie pyksta dėl to, kad jiem nebelieka lengvo grobio. Sekite kanalą, dalinkitės ir nepraleisite kitų video.